Tai treneri, koks komentaras apie rungtynės? Vėl didelė kova, gera kova, abi komandos norėjo laimėti, laimėjo komanda, kuriai gal labiau pasisekė. Taip, šiaip, manau, kova buvo, visi matė, sakoma, iki paskutinio kraujo lašo. Ir antras įvartis gana kurioziškas ir aš mačiau, kad pasikvietė teisėjus, po jo gal galit pakomentuoti patį įvartį? Nežinau, vartininkas sakė, kad jam pasirodė, kad teisėjas pakėlė ranką, liktais ir kiti gal matė, ir mes liktais matėm, bet, sako, kad ne. Tai nežinau, šito negaliu komentuoti, aš tik galiu pasakyti, ką vartininkas pasakė, kaip jisai pasiteisino tam. Taip, kurioziškas, turbūt jisai truputį mus gal morališkai taip paspaudė žemyn, bet, kovojom iki galo, stengiamės, kiek galima, turėjom gerą šansą, manau, daugumoj, 5 minutės, kur privalėjom, manau, įmušti įvartį, gal 2 net, bet nepasisekė, bandysim kitos rungtynėse pasitaisyti. Ir dabar porą dienų pertraukos, komandos nusinulina, tik tais, kad jūs turėsit namų pranašumą. Tai dabar ramiai žiūrint, koks būtų planas, kad iškeltume taurę Elektrėnams? Planas pailsėti ir lygiai taip pat su tokiu pat noru, azartu žaisti, žaidėjim pildyti trenerių nurodymus, ką jie ir šiandien, ir prieš tai rungtynės viską darė, jokių pretenzijų dėl išpildymo nėra, tik tais pretenzija yra, kad realizacija šlubuoja. Ačiū. Prašau.